Labai neblogą radau 2017 metų GLS 450 informatikas. Tai reiškia, kad visi 4 varomi ratai turi kablį priekabai, turi galinę kamerą, kaip mato, turi parktroninikus, juoda graži spalva. Turi duobutę ant sparno, kuri labai lengvai su meniniu lyginimu išsilygina. Šitas šonas yra tvarkingas, o jos pagrindinis pažeidimas yra į priekinę dalį. Aukcionas sausio 5 parsiduoda, kaip matom, draudimo. Kol kas pastatyta tik tai $1000 yra už ją, bet, kaip minėjau, aukcionas sausio 5 ir bus galima pabandyti sudalyvauti live. Kaip matote, yra pagrindinis pažeidimas į priekinę dalį, bet lempos, bamperis, radiatoriai, lonžironai, viskas yra sveika. Smūgis buvo labai nedidelis, kaip matėt, bamperis buvo sukištas į bagažinę. O, kampelis iš tikrųjų lempos, žiūrėkit, yra atskilęs. Tai jau buvo klijuotas kažkada prieš tai turbūt. Bet tik tai stikliuką galima pasikeisti. Trūksta čia, grotelė sudaužyta. Bet jisai kūrės ir važiuoja. Žiūrėkit, turi šviesų gražų saloniuką. Odos būklė gera, tik reikia išsivalyti, atnaujinti odą. Čia šitą apdailą matau šiek tiek susiraukšlėjus, jau reikia pakeisti ją irgi. Bet geras vairas yra medinis. Variklis vedasi visiškai be problemų. Šildomos sėdynės turi. Čia kažkas yra prabrėžta. Varikliukas dirba gerai. Rašo check engine'as klaidą. Šiaip oda panelė odinė, tai nenusitrinusi, 2 panoramos. Atrodo labai gerai. Labai gera didelė mašina, neturėtų brangiai jinai parsiduoti, žinokit. Jeigu kam įdomu, tikrai susisiekit, kaip matot, grotelės yra sveikos, bamperis aišku, bereikalo įkištas jį mesti lauk, bet gražus šviesus salonas, labai tikrai prabangiai atrodo. Tai pažiūrėjom šoną, pažiūrėjom galą, einam pasižiūrėti kitą pusę ant bamperio, šiek tiek pabraižymų tokių nedidelių, bet iš dalies, žinokit, stovis tikrai yra geras. Čia irgi šitą pusę normaliai atrodo. O kaip čia įrodžiau, kažko taip pažeista tikrai nėra. Bamperis tik tai pagrindinis yra daužimas ir jį nuėmė.